Da 30 anni, generazioni di bambini del movimento dei focolari, i Gen 4, si Jau impegnano a 30 riportare metų Gesù al centro ištisos del fokuliarų Natale. judėjimo Lo vaikų fanno con kartos stengiasi creatività, sugrąžinti entusiasmo Jėzų e į il Kalėdų desiderio di šventės aiutare centrą. anche gli Jie altri tai a daro fare lo kūrybiškai, stesso. entuziastingai Il ir progetto che norėdami portano padėti avanti ogni kitiems anno daryti si tą chiama patį. Hanno Kasmetinis jų sloggiato projektas vadinasi Jie išvijo Jėzų. Marija ir Juozapas ieško vietos, kur galėtų gimti Jėzus, Betliejuje jos nerado. Ir šiandien kartais namuose ir miestuose jam nėra vietos. Mes paruošiam mažus kūdikėlius, tada einam į savo miestus, lydimi suaugusių ir padovanojam juos žmonėms. Kartais jie mums duoda auką ir šiais pinigais kartu su Gen 4 visame pasaulyje padedame vaikams gyvenantiems karo šalyse arba patirantiems sunkumų. Išgirsime dvi patirtis. Pirmoji yra iš Gvatemalos, Centrinėje Amerikoje. Sužinojama, kad yra labai skurstanti šeima. Jų mama žuvo, palikdama 7 brolius ir seseris. Projektas Jie išvijo Jėzų atsiuntė mums finansinę pagalbą ir mes nusipirkome maisto, kiaušinių, pieno ir sriubos. Vaikai gyveno su močiute. Kai jie gavo pagalbą, jų džiaugsmas buvo didžiulis. Akimirksniu jie pajuto, kad nėra vieni. Daugybė vaikų visame pasaulyje daro mažus dalykus, kad jiems padėtų. Bet mes norime padaryti viską, kas įmanoma, kad galėtume tęsti kartu su visais pasaulio Gen 4 vaikais. Ačiū. Ci hanno mandato un video. Aš dirbu Fokuliarų įkurtame vaikų darželyje. Neseniai susitikau su mama mergaitės, kuri 22 metais lankė mūsų mokyklą. Žinojau, kad ši mama prieš kelerius metus susilaukė dvynių. Pasakiau, kad būtų puiku, jeigu galėtume juos įrašyti į mokyklą, bet ji paaiškino, kad ekonominė situacija yra labai sunki. Ma lei mi ha spiegato che la situazione economica è molto dura. Grįžusi į Fokuliarą, pasikalbėjau su kitomis fokuliarėmis ir pradėjome melstis už tą šeimą. Po 2 dienų Gen 4 centras per projektą Jie išvijo Jėzų nusiuntė mokyklai finansinę paramą. Tai buvo tikra staigmena. Man tai pasirodė kaip Dievo atsakymas. Li ho sentite come una risposta di Dio. Sono subito andata a casa dei bambini per parlare con I genitori. Erano felicissimi. Il giorno dopo I bambini hanno cominciato la scuola. Tokių patirčių yra daug visame pasaulyje. Norime visi kartu visus metus daryti viską, kas įmanoma tiems, kuriems reikia pagalbos. Dabar grįžtu padėti kitiems ir prisiminkime, kad Jėzus yra svarbiausias dalykas per Kalėdas. Ir visada. Con questo sguardo già rivolto al Natale, Žvelgdama į Kalėdas perduoti žodį Margaret Karam ir Jesus Moran, Fokuliarų judėjimo prezidentei ir koprezidentui. Man padarei, sakė Chiara šio susitikimo pradžioje. Laidoje matėme daug brolystės gestų, kurie gali pakeisti mūsų kasdienį gyvenimą, bendraujant su įvairiais žmonėmis. Kaip sakė Chiara, materialaus ir dvasinio gailestingumo darbais. Artimumą galima patirti įvairiose srityse ir visi, dideli ir maži, gali rasti būdą, kaip prisidėti. Šie gestai yra nedidelis atsakas į daugelį skausmų, kuriuos šiandien patiriame. Tie gestai palaipsniui padeda atkurti socialinį audinį. Mes matėme įvairias situacijas – migraciją, skurdą, švietimą, aplinkos apsaugą, net mažiausius, kurie prisideda kūrybiškai ir su didelė meile. Tūkstančiais formų šiandien įkūnijami žodžiai, jūs tai padarėte man.
In questi anni abbiamo visitato la gente del movimento che vive in paesi in guerra per mostrare loro la nostra prossimità e solidarietà. Infatti, un anno fa abbiamo Per trascorso pastaruosius metus mes aplankėme judėjimo žmonės gyvenančius karo apimtuose šalyse, kad parodytume jiems savo artumą ir solidarumą. Prieš metus Kalėdas praleidome Šventojoje žemėje. Bendravome su ten gyvenančiais mūsų bičiuliais iš įvairių religijų, ypač su krikščionimis. Meldėmės už taiką prie Šventojo kapo ir Betliejaus grotoje. Praėjo metai, o taika vis dar tik svajonė. Ir per šias Kalėdas mes vėl susirinksime prie prakartėlės, kad apmąstytume sukrečiantį taikos kunigaikščio gimimo slėpinį. Sunku susitaikyti su tuo, kad žmonija nesugeba gyventi kaip žmonija. Tai yra kaip įvairiausių esybių šeima, kurie sudaro žmonės turintys neliečiamą orumą. Šiuo atžvilgiu mane guodžia popiežius Leonas, cituojantis Augustiną. A questo riguardo Papa Leone che cita ad Agostino: I tempi saranno buoni se noi saremo Laikai bus buoni. geri, jei mes Noi būsime siamo geri. i tempi. Mes esame laikai. Popiežius Leonas tęsė: mes esame laikai. Nesileiskime nuliūdinami matydami smurtą aplink. Žinoma, tai priklauso nuo mūsų. Dar kartą kontempliuodami šviesų kūdikio veidą, padvigubinkime savo įsipareigojimą daryti gerą visiems. Dipende da noi. Mentre contempliamo ancora una volta il volto luminoso del bambino, raddoppiamo il nostro impegno di bene a favore di tutti. L'augurio più bello allora che ci possiamo fare è che vogliamo vivere. Taigi, gražiausias linkėjimas, kurį galime savo palinkėti ir kurį norime išgyventi artimiausiomis Advento dienomis, yra padvigubinti, sustiprinti savo gerumo veiksmus tiems, kurie labiausiai kenčia. Nes jei gerai pagalvosime, būtent jie pripildo mūsų širdis meilę ir leidžia mums patirti, kad daugiau džiaugsmo yra duoti nei gauti. Tai yra įsipareigojimas, kurį norime pasiūlyti Jėzui, kad šios Kalėdos būtų brolystės ženklas, kad Jis mums padovanotų tikrą taiką mūsų širdyse ir pasaulyje, ypač šalyse, kuriuose jos dar trūksta. Taigi, linksmų Kalėdų visiems!